kur tėvui prieš nosį mastiguoji? Taigi, kirti, taigi viską atsargiai ir pažiūrėk, da, panuskirsi iš tų daiktų. Daiktų nebijok, tata, veislas tai jau nepagadinsiu. Nu, padėk kirvį. Ir kokios veislas, kur čia glušai dabar tausį į nesąmonės. Iš kur tokių kalbų prismokys dabar klausyk. Iš tėvo burnos atrodo, nikada joks keiksmažodis ar blogas žodelis neišeina. O čia tai vėl nežino. A tau tik taip atrodo. Va, žiūrėk. Kas Be ausys ateina ir man suts, kad prie svetimą žmogus tokių žodžių negirdėčiau. Padėk Dieve. Tai kad nepadeda. Ir pačiam krauk ir skaldyk. Žinai, kiek man darbų dabar, ką? Suts, tik tai kas buvo tėvas sakyta. Nu, sveikas gyvas, be ausys. Nu, Zdarov, seniai. baigit tu čia. Išpaustininkas Raimundėlis, žinote, išpaustininkas. Bet gražiai jūsų šeimyna ir prieš posų, ir prie darbą, ir santarvę, ir viskas. Va, tai kad togi be ausys tai pradėjai gėdau dabar. Tai gražiolė, žiūriu, kad ir tamstavo, taip įsičiūsti į zbralių, ažuntį kažkas pūpsa, taip nusiskūtis, ar tik tai nekokį našlalį nužiūrėjais. Sustu! Kurgi tu našlalai, sakiau, sasėdus aplankysi, taigi jūs, taigi man, taigi kaip artimiausi giminės. Tata, tu žinok žmogus, artimas imperatoriui. Nu, nustak tauzyt, nustak vieną kartą. Kaip minė, žiūrėk, gal kūrėsi, va, anūkas buvo iš miesto atvažiavęs kažkokių užsieninių. Kur nagus kišitai? Ir Raimundėliui turiu, ir Raimundėliui, va, dovanėlė. Kurį įdrištų eilio? Apelsinas nuluft reikia. Da mama tokia nesaragavo. Šitą kaiminė, žiūrėk, gal po gramų, ką? Kaip sakai, a? O lietuviaus išpasį žiūri. Tai kad anksčiau, kaip tau atsimenu, tai iš tavęs būdavo degtuką negausiai cigaretei prisdegt. O dabar ir apelsinų, ir cigaretų, ir da kanynas atsineši. Ar tu čia tik ne 10 litų iš manęs nori pasiskolinti, a? Ašgi matai sugalvojau biznio plano, a? Tokį. Nu, taigi, tu būsi mano verslo partneris. Biznio plano turiu, sakau, nu. Raimo! Ką? Anukas sudo! Kas yra, draugai? Beusys atnešė kokį biznio planų. Šitą žiūrėk, kaiminė, geriau, kad jis negirdėtų, geriau, kad Aš niekam nesakysiu. Marš iš čia pasakė tėvas, tai klausyk tėvą, marš. Kodėl? Marš. Pabūk, Raimundėli, pabūk. Nu, dėsti. Aha, klausyk, kiek tu gauni pensijos, nu? Nu va, sakiau Beusė, tai pinigų pasiskolinti. Ne pinigų, nusiramink, nesiskolinsiu. Kiek gauni, tik sakyk. Gauni. Tai kiek, kaip ir visi, 300 litų gal už Raimuvą norėjau, da, gal invalidumą kokią, neduoda valdžia. A galėtum gauti ir už Raimų, galėtum. Tai kaip gausiu šį? Kaip, užrašyk savo berniokų man. Nieko savo, jam užrašyt Raimundėlį, nu kad užgėdoja. Nu kaip tu nesupranti, užrašyk man, aš būsiu kaip globėjas ir gaunu 500 litų, supranti? Eik, tu žinai, kur su savo pasiūlymas. Raimas tėvas gyvas stovi kaip čviekas, mužikas kaip turi būti. Anas Raimo atims ir da savo 500 litų pasims. Nesau 500, nesau, mum abiem po 250 litų, nu, skaityk kontrapensiją, nu. Po 250? Taip. Abiem? Nu, taigi va, Raimundėlis, skaityk tavo auksą veršis. Nu jau negirk, neveršis, bet tai teliokas neblogas, Nu va, gyvasi. tai dabar, žodžiu, kaiminė, einu šitan glavas ir rūpybą skyriun. Dovanok, matai, reiks aplink tavi biškį negražiai pakalbėti. Sakyti, reiks, kad tu pijokas, nu, kad neprižiūri namų, kad Raimundas neprižiūri Raimundą, kad muši Raimundėlį, va. Ai, nu tai uždraužim, kaip neuždraužim, tai Nu čia va. niekam nepaslaptis. Tai tada nedaug ir meluosiu, žodžiu, nedaug reiks ir meluoti. O tu, Raimundėlis, kaip ir gyvens pas tave, o tu dar už tai gausi 250 litų. 250. Nu gerai, 250. Einu tvarkyt dokumentų. Dausi, sėkmės tik tai va. O Beusys, per dylą. Atrodo, senys galvų dėl to turi. Tata, Kas ėjo? girdėjau, kad su Beusiu dėl manęs kalbėjat. Nu, kalbėjom iš. Tai Beusis bus mano globėjas, o ne? Nu, tai biški bus, bet efektyviai. Ir abudu gausite 500 litų, taip? Nereikia tik tai. Gaus nuo padų 50, Beusys ir mes da. Žiūrėk, tata, aš irgi turiu gerų biznio planų. Pabūk biški čia.
Prašai, tėvus mus nori. Aš žinau, globė